Sveiki! Šį kartą lankome Suvalkijos sostinėje Marijampolėje. Nepaprastai gražiame mieste, kur kaip ir visur žmonės gyvena, dirba, dalinasi savo džiaugsmais bei rūpešiais. Kas nutinka tuomet, jei gyvenimo kelyje jau senjorais tapę marijampoliečiai lieka vieni? Gyvenimas nesibaigia. Būtent apie tai mūsų šio vakaro laida. Senelių globos namai su kuo asocijuojasi? Su seneliais. Kaip įsivaizduojat, kaip jie turėtų atrodyti? Manau, normaliai turėtų atrodyti pakankamai oriai, kad seneliai, bent jau vidutiniškai. Labai, sakyčiau, gerai, atėjo tie laikai, kada nėra problemų, kur vaikam nereikia uždėti savo naštą senąją. Labai, sakyčiau, gerai. Man atrodo, kad jie prižiūrėti, saugus, jie visi ten linksmi, jiem, ta prasme, visi vienodo panašaus amžiaus, panašių bėdų, ta prasme, jiem ten linksma, man atrodo, aš nežinau, kažkodėl man taip atrodo, kad tai nėra blogai. Ar norėtumėt savo senatvę ten praleisti? Nežinau, galbūt ir norėčiau. Dabar taip atrodo, kai bus vėliau, negaliu pasakyti. Kaip iš tiesų atrodo globos namai ir ar ten tinkamai rūpinamasi senoliais, netrukus turėsite progos įsitikinti patys. Bet prieš pakviesdami jūs į Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo globos namus, pirmiausia norėtume jūs supažindinti su ponia Stase, kuri Lietuvai atgavus nepriklausomybę, norėdama prisidėti prie bendros gerovės kūrimo, nusprendė pagelbėti senjorams ir nuvyko pasižvalgyti į vienus iš tuomet veikusių globos namų. Tai buvo labai liūdnas vaizdas ir iš tikrųjų, kai grįžau, aš negalėjau visą savaitę valgyti ir visą laiką galvojau, kodėl taip su žmonėm elgiamasi, kodėl jie taip blogai prižiūrimi. Bet supratau, kad ir galimybės gal buvo labai mažos ir iš tikrųjų nebuvo tokių priemonių, kaip dabar galvoju, kad žmonės tiesiog neturėjo kaip prižiūrėti. Ir tada aš taip pagalvojau, kad būtų gerai, kad čia mes padarytum kitokius globos namus. Ponia Stasė ėmėsi iniciatyvos, surado patalpas ir sugebėjusi suburti bendraminčius, bendromis jėgomis įkūrė globos namus. Nuo to laiko praėjo 20 metų. Pastatui žūtbūt reikėjo rekonstrukcijos, kad senoliai turėtų tinkamas gyvenimui sąlygas ir galėtų gauti visas reikiamas paslaugas. Pastatas, kokį matote dabar, panaudojus ES struktūrinių fondų lėšas ir koks jisai buvo anksčiau, dar iki rekonstrukcijos, skiriasi kaip diena ir naktis. Kas buvo padaryta ir kaip pasikeitė globotinių gyvenimo sąlygos, netrukus pamatysite. Vos tik peržengę globos namų slenkstį patenkame į senjorų oazę, kurioje ypatinga aura, gera ir ramu, tarsi būtum savo paties namuose. Įrengtos patalpos skubiai medicinos pagalbai suteikti ir kasdieniai medicininiai priežiūrai, renovuoti visi gyvenamieji kambariai. Senjorai gyvena jaukiai ir šiltai, mat pastatas apšiltintas. Įrengta skalbykla, kurioje čia pat vietoje skalbiami globos namų gyventojų drabužiai. Pakeisti visi vamzdynai, įrengti erdvūs higienos kambariai su tualetais ir dušais. Pasirūpinta ir poilsio zona. Gyventojai gali žiūrėti televizorių, žaisti šaškėmis ar domino. Štai šią jaukią virtuvėlę senoliai mielai naudojasi patys, o kadaise, dar prieš rekonstrukciją, ji buvo visų globos namų valgykla. Netrukus pamatysite, kaip atrodo naujos valgyklos patalpos, kurią senoliai švelniai vadina mūsų restoranu. Štai taip atrodo Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo globos namų valgykla. Erdvių patalpų langai žvelgia tiesiai į Šešupės krantus. Vaizdas vertas dailininko teptuko. Jaukioje atmosferoje senoliai pusryčiauja, pietauja ir vakarieniauja. Susirenka ir švenčių metu. Tikslingai investavus ES struktūrinių fondų lėšas, dabar globos namų gyventojai turi visas sąlygas oriai pasitikti senatvę. Na kaip jums šiandien? Gerai. Jei aplinka būtų slegianti, kaži ar ponia Aldona galėtų kasdieną nesustaudama tapyti. Įkvėpimas toks stiprus, kad visi globos namai tarsi viena didelė kupina spalvų šios globos namų gyventojos paroda. Iš pradžių nelabai piešiau, mezgiau. Mylėjau mezgimą, o paskiau galvoju, nenoriu jau verkti, reikia piešti. Dabar kviečiame pas kitą gyventoją,
su kuria supažindinsiu ir pristatysiu vieną iš socialinių problemų Lietuvoje pagyvenusių žmonių, tai vienišumas. Ponia Stasė čia gyvena jau 7 metus ir kaip paaiškės pokalbio metu, net ir likusi gyvenime viena, vieniša nesijaučia. Jau dar žinot, kai pagyvenau čia, tai aš negrįžčiau į savo namus. Tai kas labiausiai patinka? Man viskas patinka, klausykit, ir švara, ir miegas, ir maistas, ir darbuotojai, klausykit, ir valdžia gera. Tai man šitas patinka. Rekonstravus globos namus paaiškėjo, kad šildymo sezono metu pavyko sutaupyti net 6 000 eurų. O tai išties nemaži pinigai, kuriuos dabar galima skirti globotinių sąlygoms pagerinti. Daugelis šių namų gyventojų dar pamena, kaip atrodė jų antrieji namai prieš rekonstrukciją. Mes, kada atėjom, tai nedažyta beveik buvo, apsiplupinėję visur. O paskiau jau remontas vyko, gal kokius metus laiko ilgai vyko. Ir mes, kada atėjom į šitą kambarį, man labai patiko. Ne ką atrodė, nežinau, šitas kambariuk, čia buvo be remonto, taip jau kapitalinio, tai jau kitaip atrodė. Taip galvoju, kur aš čia dar patekau, kaip čia bus toliau. Iš ES investicijų projektui buvo skirta 164 215 eurų. Pasak globos namų direktorės, jos atnešė ženklę naudą. Jei būtų reikėję pastatą rekonstruoti savomis lėšomis, nukentėtų ne kas kitas, o būtent globos namų gyventojai. Mes tada paslaugos kainos nedidiname. Nes jeigu mums reikėtų iš savų lėšų remontuoti, tai tada reiktų brangiau žmonėm mokėti. Tos investicijos už tai ir reikalingos. Svarbu paminėti, kad po ES investicijų atsirado galimybė teikti slaugos paslaugas ir kitiems Marijampolės senjorams, kurie globos namuose negyvena, bet čia gali kreiptis norėdami gauti medicininės ar kitas paslaugas. Esate prisijungę prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaly. Sakykite, kodėl? Todėl, kad mes stengiamės dirbti skaidriai ir visus projektus įvykdyti taip, kaip reikalaujama, kaip sutartį pasirašom ir skubam juos įvykdyti, kad nesivilktume uodegoje. Ir norime, kad iš tikrųjų, jeigu kitą kartą dalyvausi kažkokiuose projektuose ir būsi ką nors blogai padaręs, tai aišku, bus jau uždėtas taškelis šalia mūsų, o to tikrai nesinori. Prisijungęs prie skaidrumo iniciatyvos, projektas pateikė daugiau informacijos, kam buvo panaudotos investicijos ir koks rezultatas pasiektas. Projekto metu įvykdyti 7 viešieji pirkimai, kurie įgyvendinti sklandžiai be pažeidimų. Skaidrumo deklaracijose papasakota, kad globos namų darbuotojai apmokyti antikorupcijos rizikų. Jiems net sudarytos galimybės anonimiškai pranešti apie vidinės tvarkos pažeidimus. Išvardinkite jūsų manimų keletą svarbiausių skaidrumo privalumų. Svarbiausia būti sąžiningam savo darbe. Ir jeigu tu pasirašai sutartį ir parašai projektą, ko tu nori tam projekte ir ką tu vykdysi, tai turi tą ir daryti. Nes kartais iš tikrųjų mums atrodo, kad prašėm vieno, dabar gal perkam kitą, bet taip neturi būti. Jeigu tu prašai ko nors, tai turi tą ir vykdyti, ir daryti. Tada neturėsi jokių problemų. Labai ačiū už šiltą priėmimą. Kaip padėka prisidedant prie didesnio skaidrumo investuojant ES lėšas, Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo globos namų projektui teikiame šį Jonvabalį, kuris net tamsią naktį rodo kelią ir šviečia jums. Tegul jūsų globos namai visą laiką būna šviesus. Ačiū labai jums. Šį vakarą viskas, o prieš atsisveikinant, kaip visuomet, turime 2 užduotis. Viena tiems, kurie įgyvendino ES finansuojamus projektus. Kviečiu jūs prisijungti prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaly. O kita užduotis mūsų laidos žiūrovams. Jeigu jums patinka kuris nors projektas, būtinai pakvieskite jį dalyvauti. Kaip tai padaryti, galite sužinoti į internetinę svetainę jonvabaly.lt. Kurkime skaidrumą kartu ir iki kito penktadienio.